Sveiki, kapitonai, žvėjai ir turistautai. Tai ką, šiandien bandom pagaudyti žuvį. Šiandienos mūsų tikslas yra ešerys, bet ešerys velkiaujant. Na, tikėkime, mums tai pavyks. O pavyks tikrai, bandysim. Niekada dar velkiavimo būdu iš tikrųjų nebandėm būtent orientuotai gaudyti ešerio, bet visada būna pirmas kartas. Tai nelinkėkit mums sėkmės. Jisai skirs. Va, jisai sukasi. Tai ne, tai šitas vobleris prastas. Opa. Šitą laikyk ką. Trauk, natukai trauk, iš po lėto, neskubėdams, trauk. Nėra mažiuk, man atrodo, nėra. Big fish, aš atsisėdęs man būtų. Ne, nuėjo. Aš tikrai jutau jau, kai buvau paėmęs, žinai. Aš galiu su tavo mesti. Paspausk like, paspausk prenumeruoti kanalą ir paspausk tą skambaliuką. Mes dar biškį dar nebeplaukėme kitos visos vietos. Ten tai kosmiškai. Lemba, ten kur buvo užkibę. Gal to patiko reikia. Opa! Aš lūkisiu čia. Savaviniok. Spaudžia. Gerai. Šitas vobleris, jisai čia pageriau eina. Opa. Labas vakaras. Ešerys, kokia Tu diduma! pasižiūrėk. Tai kaip diduma. Nu, seniukai. Oi, žiūrėk, kad neįspjautų dabar. Mes kaip ir graibšto nepasėmėm. O Jėzau, galiuko. Paimk meškerę. Aš girdžiu, seniukai, aš dar tokio nesu matęs. Visi. Ne. Va čia tai kosmosas. Geras velnys. Mes, tai kiek jisai čia kokie 800 gramų? Jei nedaugiau. Nedaugiau. Tu ką tu. Einu sūnui parodyti. Natai! Ešerys, kaip diduma. Gerulis? O tu norėtum? Jam dzika lydėtų. Kokį dziką, žiūrėk, kokią pas jį burną. Gerulis, adaratai. Palauk. Tikrai turi? Tavo meškerę. Ar vibruoja? Nebeturi?
Gal tada, kai man sakiau, kad smūgis buvo ir vėl tada. Gal. Tai ką girdi dabar kažkaip, man atrodo, aš vis painas. Eik į tą pusę. Eik į... Perik. Perik į kitą pusę. Ne toks didelis, bet panašiai yra. Ką ne toks didelis, tu kad juokauji. Šits nebepabėgs. Girdi, tu primeti, kad tai jį praplaukiant paprasčiausiai pagavai. Jis gal griebė, žinai, bet nepataikė. Na tai, dar vieną turim pompinį. Dabar žiūrėjau. O kas čia pagavo? Ar norėčiau pabandyti? Pasitrauk. Bet galėčiau irgi pažvejoti. Galėčiau irgi pažvejoti. Iški mažesnį. Mažesnis. Galėčiau irgi. 2-0 mano naudai. Pasižiūrėk į woblerį. Žiūrėk į woblerį. Įsimink. Filmuok gerai. Palaikyk taip į jį atkreipęs. Palauk, tai kamerą nuvalysiu. Biški pirštus po užpakaliu labiau, kad neuždengtų uodegos. Į priekį rankas. O, va taip. Nice. Gerai. Šitas tai telpa. Nu, biški. Kaip emocija. Dabar jau galima gyventi. Dabar galim žvejoti. Palauk, biški. Dabar... Perkūnė. Čia. Prieš man eina. Žvejybą užskaitau. Laimikių buvo nedaug, bet jie buvo įspūdingi, o ir kompanija buvo linksma. Laikas praleistas nuostabiai, vasaros sezonas uždarytas, o ir vakarą karūnavo draugiški pokalbiai prie griliaus su skaniai iškepta vakarienė. Iki susitikimo, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Beje, nepamirškite paspausti like, paspausti subscribe, o dar ir galite parašyti komentarą. Tai man padės augti. Iki. Ir šuniukas valgo savo. Ko, jau nebėra. Jau nebėra.